Sveiki bičiuliai, šį kartą surinkom visus turimus tentus ir pabandysime juos visus apžvelgti. Turbūt daugelis atpažįsta keletą iš tų tentų, tai yra mėlynas, žalias tentai. Toliau atpažįstate šitą juodame maišelyje palapinsiaustę ir 3 ant 3 DD Hammocks tentą. Taigi, pradėkime nuo šito raudono tento, kuris turi, tai matote, aliuminę foliją spindinčią šilumą. Pagrindinė šio tento neperšlampamos medžiagos gabalo funkcija yra pasitiesti po palapinę. Kainavo tikrai nedaug, keletą dolerių. Nėra kažkokia tai speciali ar ten kažkokia NASA technologijų pagrįsta medžiaga. Yra elementarus sintetinės medžiagos tentas, armuotas su šonuose esančiam kilpomis ir apsiūtais kraštais. Taigi, jo išmatavimai yra 2 metrai ant pusantro. Nėra labai didelis, jisai panašus pagal savo išmeras yra į palapinsiaustę. Taigi pasverkime, kas dabar jo svorių darosi. Kaip matote, apie 350 gramų. Taigi, nėra labai jau lengvutis, ne 100 gramų, ne 200, 300 su pusė. Bet tikrai šaunus dalykas. Einant stovyklauti, pasitiesti galima, kad nesidėt ant žemės. Taip pat pločio ir ilgio užtektų ir pasidaryti kažkokiai pašiūrai nuo lietaus. Be to, pliusas, kad turi šilumą spindinti paviršių. O folijos pliusas yra tas, kad pasidarius 45 laipsnių pašiūrę atsukta į laužą, ši šilumą spindinti folija labai gerai atspindės visą šilumą į jūs, jeigu jūs gulėsite po ją. Taigi, sekantis dalykas, apžvelkime sekantį panašaus dydžio palapinsiaustę. Turbūt visi, daugelis žinote tokias palapinsiaustės. Yra kelių spalvų, kelių variantų. Jos išmatavimai labai panašus į raudonojo tento. Išmatavimai yra kažkur 1,40 m ant 2. Tiksliai bijau sumeluoti, bet internete tikrai galite rasti Army ir civiliam puslapyje, kas ten iš tikrųjų su ją darosi. Taigi, pabandykime pasverti. Viename iš reportažų mes ją plačiau esame apžvelgę, taigi susiraskite, pasižiūrėkite, jeigu kažkas domina. O šiuo metu pabandysime pasverti, kiek jinai su maišeliu sveria. Jeigu matote, yra 555 gramai. Tai yra gerokai daugiau negu mūsų raudonasis variantas, bet supraskime viską iki galo, kodėl sveria daugiau. Kadangi sudėtyje yra ir šniūrai apsijuosti ir susiraukti kapišoną, be to maišelis, bei medžiaga yra kitokia, jinai automatiškai sunkesnė, kadangi medžiaga skirta dėvėjimuisi, judesiui, kad jinai neplyštų. Sekantis 2 tentai yra panašus. Vienas, matote, naudotas yra su kampuose pririštais šniuriukais, o kitas visiškai naujutėlis, pirktas Moki veži parduotuvėje. Jo išmeros išmatavimai yra 2 metrai ant 3. Šiek tiek skiriasi šie 2 variantai. Šitas yra iš senukų, paminėsiu, skiriasi. Skiriasi tom, kad šitam žaliajam variante iš Mok vežos yra kilpos kas pusę metro. Tai yra daugiau kilpų. Šitame yra tik tais kas metrą kilpų. Šitas yra universalesnis variantas, kadangi daugiau kilpų turi, daugiau variantų geometriškom figūrom padaryti. Taigi, pašnekėsiu, papasakosiu šiek tiek apie sudėtį. Čia yra surašyta visa sudėtis. Tai jie bent jau rašo, kad tai yra 3 sluoksnių medžiaga, kuriame yra iš abiejų pusių jinai laminuota, tai yra vienas sluoksnis laminato iš viršaus, kitas iš apačios, o per vidurį polipropeno audinys. Šitos tentus įsigysite bele kur, yra daugybė Lietuvos parduotuvių, kur prekiauja panašiais tentais, įvairiausių dydžių. Jų panaudojimas yra, kaip sakoma, kiekvieno asmeninės vaizduotės reikalas, kadangi tikrai turi daug variantų, ką su jais galima būtų daryti. Galima pasitiesti ant žemės, naudoti kaip barjerą drėgmei nuo žemės, naudoti
palapinę pasistatyti, galima naudoti kaip kažkokią pašiūrę, kaip užuovėją, kaip vaizduotę neša, taip ir galima padaryti. Taip, dabar šiek tiek apie kainas. Šitas tentas kainavo apie 8 litus, o šitas mėlynas senukuose kainavo apie 14 litų. Nežinau, kodėl tokios skirtingos kainos, bet matyt, Mukveža buvo padaręs išpardavimą. Tai pirmasis šmoki veži tentas, matote, sveria 470 gramų. Antras variantas irgi turėtų panašiai sverti, kadangi išnaros jos tos pačios, tiek, kad čia yra šiek tiek virvučių. Štai, matote, 400 gramų. Kaip matote, labai panašiai sveria, nors tai nėra nieko keista. Taigi, paskutinis liko mūsų tentas, kažkada viename iš reportažų statėmės iš jo palapinę. Taigi, visų pirma, pabandykim pasverti. Bent jau pats gamintojas rašo, kad sveria 650 gramų. Pasižiūrėkime. Jisai sveria gerokai daugiau. 800 gramų. Matyt, gamintojas svėrė tik patį tentą, be jokių dedamųjų dalių. Viduje šio tento yra ir kuliukai, taip pat virvutės suraišyti, bei dėkliukas kuliukas. Kiek tas maišelis su kuliukais sveria, galbūt mums jo nereikia nešiotis, tai matote, 100 gramų. Tai realiai nelabai daug ir mus sumelavo, 50 gramų tikslumu gamintojas parašė. Aišku, šitas tentas kainuoja apžvelgtų tentų, bet automatiškai jisai turi daugiausiai variantų, kaip jį galima būtų naudoti. Tai tiek apie tentus. Iki susitikimo.